Sveiki, aš Vilkė Vaida, linkėjimai iš Vilkės ūkio ir čia yra trumpa nemokama paskaita. Kviečiu pasilikti, sužinoti, ką daro jūsų agurkams tam tikras kenkėjas voratinklinė erkė ir susipažinti su ja. Ar vasaros viduryje jūsų agurkų lapai atrodo taip? Na, va tokiom dėmelėm jau pasidengia, tokie atrodo tarsi kažko trūksta jiems, kuo čia tręšti, ne? Skaitom, žiūrim visur, vienur rašo magnio trūkumas, kitur gali rašyti ten kokios nors geležies trūkumas ir paprastai. Paskui jie dar labiau bąla, lapo apačia atrodo tokia ir galiausiai va taip vat. Visiškai praktiškai išdžiūsta, matome ten fone jau kabo išdžiūvę, numirę lapai ir galiausiai visas augalas pradeda tiesiog merdėti. Visiškai jisai gal ir nenumiršta, jeigu stipresnis buvo, bet tiesiog merdi ir derliaus nėra, vaisiai prasti ir taip toliau. Tai kenkėjas voratinklinė erkė. Sveiki atvykę į paskaitą apie voratinklinę erkę. Pastaba: šios paskaitos autorė ūkininkė Vaida Tulabaitė, tai yra aš, medžiagą draudžiama plagijuoti, kopijuoti, platinti be raštiško autorės sutikimo. Šioje paskaitoje, kaip atrodo augalai paveikti voratinklinės erkės, kaip atrodo voratinklinė erkė iš arti, kokios sąlygos tinkamos jos atsiradimui. Erkė pirmiausia puola apatinius augalų lapus. Dažniausiai tai susidurime su agurkų puolimu. Paskui jau puola kitus augalus. Viršutinėje lapų pusėje atsiranda smulkių gelsvų dėmelių, kurių greitai daugėja. Lapai gelsta ir netrukus nudžiūsta. Vėliau nudžiūsta ir visas augalas. Iš pradžių tik lapo apatinėje pusėje galima įžiūrėti plonus voratinkliukus, tarp kurių ropoja paprasta akimis sunkiai įžiūrimos erkės. Vėliau kenkėjo išplitus ploni voratinkliai driekiasi tarp atskirų lapų ar net greta augančių augalų. Jais erkės pereina nuo vieno lapo ant kito lapo. Nebūtinai turi būti tie voratinkliukai ryškus, matomi, jie gali būti vos įžiūrimi, gali pereiti erkės ir ne vien tik tai voratinkliukais, gali būti minimaliai tų voratinkliukų. Voratinklinė erkė yra polifagas. Tai reiškia, kad labai greitai dauginasi ir ėda daug ir beveik viską. Pažeidžia daugiau kaip 200 kultūrinių ir dekoratyvinių augalų rūšių ir iš daržovių gadina agurkus, pupelės, rečiau pomidorus, paprikas, baklažanus. Bet pasitaiko. Man savo praktikoje teko susidurti, kad užpuolė ir baklažanus. Na va taip vat atrodo agurkai apnikti voratinklinės erkės. Kairėje paveiksliuke matome, kad jau labai ryškus apnikimas, labai daug voratinklių. Dešinėje voratinklių vat net ir nematome, bet pasižiūrėję į lapo apačią matome daug smulkių kenkėjų. Tai yra voratinklinė erkė. Na va, dar porą paveiksliukų, kaip atrodo agurkai apnikti voratinklinės erkės. O va čia baklažanas pažeistas voratinklinės erkės. Kaip atrodo voratinklinė erkė iš arti? Tikrai nesimpatiškas padarėlis. Patelės ovalios. 0,4–0,5 mm ilgio, pilkšvai žalsvos, nugaroje su tamsiomis dėmelėmis, o žiemojančios tampa oranžinės. Suaugusios turi 4 poras kojų. Burnos organai durėmieji, kiaušiniai rutuliški, mažučiai, 0,14 mm skersmens, gelsvai žalsvi, lervos 0,13–0,14 mm ilgio, pusiapvalios, turi 3 poras kojų. Štai kaip atrodo voratinklinės erkės įvairiose savo vystymosi stadijose. Na vat ir paraudonuoja prieš žiemą.
Kokiosgi sąlygos sąlygoja šitų kenkėjų atsiradimą? Kaip jos žiemoja, kaip jos gyvena? Žiemoja apvaisintos patelės inspektų rėmuose, šiltnamių plyšiuose, po žemės grumsteliais, po augalų liekanomis, medinių konstrukcijų žievės plyšiuose. Šiltnamiuose jau vasario pabaigoje, inspektuose balandžio gegužės mėnesį ant lapų apatinės pusės jos padeda maždaug po 100 kiaušinių. Optimalios sąlygos erkiai yra 28-30 šilumos ir 35-55% santykinis oro drėgnumas, sakykime, tai, kas pas mus yra šiltnamiuose. Pagrindinė problema tai teritorijos užkrėstumas šiais kenkėjais ir nusilpęs dirvos imunitetas. Geroje, stipraus imuniteto dirvoje ir aplinkoje knibžda stiprių, gerųjų mikroorganizmų ir naudingų plėšrių vabzdžių, kurie susitvarko su smulkiais kenkėjais, o taip pat su grybelinėmis ir bakterinėmis ligomis. Be to, augalai tokioje dirvoje auga stipresni ir jie taip lengvai mažiems ir net vidutinio dydžio kenkėjams nepasiduoda. Kokybiškoje maistingoje pilnoje gyvybės dirvoje auginamų daržovių lapų paviršius žymiai stipresnis. Ir smulkiems kenkėjams, aišku, sunkiau jį perdurti, perkasti. Kaip sukurti tokią dirvą? Esu sukūrusi net 3 seminarus. Vienas yra, kaip greitai tą padaryti, vadinasi, daržas naujoje vietoje, ir 2 apie dirvodarą. Išsamus labai seminarai, jų aprašymus rasite www.vilkėsūkio-mokymai.lt. Silpnoje nederlingoje dirvoje sutrinka pH pusiausvyra ir atsiveria kelias ne tik kenkėjams, bet ir ligoms. Pagrindinė priežastis - silpni augalai dėl sutrikusio maistinių medžiagų įsisavinimo. Silpnoje dirvoje maisto medžiagų trūkumas sukelia mikroorganizmų badą ir jie nustoja daugintis ir gaminti maistą augalams. Silpni augalai, silpnos ląstelių membranos, kenkėjai lengvai praduria lapų, stiebų paviršių ir siurbia bei graužia, o taip pat, aišku, prasideda ir ligos. Labai dažnai laukia gamtos stichijos, liūtys, sausros, šalnos, stiprūs vėjai paveikia daržo aplinką taip, jog nusilpsta dirvos imunitetas ir atsiveria keliai kenkėjams. Liūtys išplauna derlingą ir gyvybingą dirvos paviršių, sausros iškepina mikroorganizmus dirvos paviršiuje, išgarina vandenį. Šalnos susilpnina augalus ir mikroorganizmus. Stiprūs vėjai pernelyg džiovina ir išpusto paviršinį dirvos sluoksnį. Augalai taip pat silpsta veikiami stiprių vėjų. Bet idealiausios sąlygos voratinkliniai erkiai yra šiltnamiuose. Paprastai ten ją ir sutinkame. Šiltnamiuose dažniausiai esti tinkama temperatūra voratinkliniai erkiai, masiškai daugintis ir pakankamai aukšta drėgmė. Daugumoje šiltnamių trūksta ventiliacijos, neįrengiami stoglangiai, laiku neatidaromos durys dienos pradžioje. Arba dar blogiau, būna tik tai vienos durys, o kitoje šiltnamio pusėje mažas langelis. Tokie šiltnamiai voratinklinių erkių veisyklos. O taip pat erkiai sąlygas pagerina netinkamas laistymas, per mažai sudrėkinta dirva arba per daug drėgmės, per daug mulčiaus, augalų šaknims pradeda trūkti oro, augalai prašiau įsisavina maisto medžiagas, jie nusilpsta, tampa lengvai paveikiami kenkėjų, pertręšimas mėšlų, kompostų, biohumuso ar kitomis trąšomis iškreipia medžiagų pusiausvyrą dirvoje, augalai negali pasisavinti maisto medžiagų ir silpsta. Taip pat per retas susodinimas, plika dirva aplink augalus leidžia įvykti dirvos erozijai, tai silpnina dirvą ir augalus ir apskritai visą tos teritorijos imunitetą. Dirvos nepriežiūra, nepapildymas maistinėmis, mineralinėmis ir organinėmis medžiagomis, trūksta maisto mikroorganizmams, reiškia trūksta ir augalams. Šiltnamio augalų netinkamas persodinimas, negrūdinimas arba daigai būna per dideli, tai sukelia stresą augalams, pastebimai krenta imunitetas. Ar yra būdų tinkamų natūraliems ūkiams atsikratyti voratinklinės erkės? Taip. Ir apie tai aš labai išsamei pasakosiu balandžio 18 dienos nuotolinėme seminare, kuris vyks vakare, pradžia 18:30, užtruksime apie 2-3 valandas su klausimais atsakymais. Ir
Tai seminaras ne tik tai apie voratinklinę erkę, bet taip pat kaip atsikratyti natūraliuose ūkiuose šiais masiškai paplitusiais kenkėjais. Tai yra grambolių lervomis, kurkliais, sraigėmis, šliužais, kolorado vabalais ir amarais. Dabar kaina 35 eurai, kaip visada pradinė kaina tokia, na, o nuo balandžio 19 dienos galima bus įsigyti įrašą ir skaidrės ir visas kitas dovanas už 55 eurus. Daugiau apie seminarą ir kaip įsigyti įrašą rasite va čia paspaudę šią nuorodą. Jeigu neatsidaro iš pirmo karto, spūstelėkite antrą kartą, būtinai atsidarys. Registruokitės į seminarą elektroniniu paštu vilkijosūkis@gmail.com arba tiesiog parašykite mums SMS telefonu 865 222 535. Parašykite vardą, pavardę, savo telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir raktinius žodžius seminaras apie kenkėjus, kad suprastumėm, ko jūs iš mūsų norite. Seminaras turėtų jums išspręsti absoliučiai visas problemas su šitais minėtais kenkėjais savo ūkyje. Mes jas išsprendėme labai sėkmingai, tvarkomės ir labai tikiuosi, kad jūs padarysite tą patį. Taigi, dėkoju už dėmesį. Dėkoju už dėmesį ir tikiuosi susimatysime seminare balandžio 18 dieną. Iki.